Kodėl vis dar neturime tai, ko norime? Tai tam yra iš tikrųjų trys priežastys. Viena iš jų yra tai, kad mes esame būsenoje išgyvenimo, nerimo, trūkumo, nesaugumo, baimės, nes norime kažko tais gauti, kažko tai įsigyti, bet signalizuojame iš savęs, kad mes to neturime. Tai pavyzdžiui, jeigu norime, jeigu aš manau, kad aš gausiu išsilavinimą ir tada jau būsiu laiminga, jeigu aš turėsiu gerą vyrą, tada aš jau būsiu laiminga, jeigu aš turėsiu gerą darbą, tada aš būsiu laiminga, jeigu aš turėsiu daug pinigų, jau tada aš būsiu laiminga. Tai signalizuoja, kad aš dabar nesu laiminga, aš dabar esu vargšė, aš dabar esu nuskriausta, aš dabar esu nusiminusi, liūdna ir gyvenu neturėdama to, bet aš to noriu ir tada jau bus gerai. Tai reiškia, kad aš nevertinu to, ką aš turiu dabar, bet manau, kad jau kai turėsiu kažką kitą, tada jau aš vertinsiu ir bus viskas tvarkoje. Tai signalizuoja, kad nejaučiu dėkingumo ir nevertinu to, ko turiu dabar. Tai vis mane vis laiko toje iliuzijoje, mintys ateities iliuzijai, kad bus gerai kažkada. Reiškia, dabar nėra gerai, reiškia, aš negaliu būti dabar dėkinga, negaliu mylėti, džiaugtis tuo, ką turiu. Ir tai parodo, kokioje iš tikrųjų aš esu būsenoje, toje būsenoje nedėkingumo tam, ką turiu. Tai šita priežastis viena yra nedėkingumo, nevertinimo, ką turime dabar, čia ir dabar. Ir tai yra jausmas. Kada mes esame dėkingi, tai mes jaučiamės kaip fainai. Ne, kada mes vertiname tai, kad turime šalia partnerį, kad turime namus, stogą, kad turime maisto, kad turime mašiną, kad turime darbą, draugų, tėvus, mes už tai dėkojame ir taip vertiname. Ką tai duoda? Tai iškart duoda jausmą, tokį mielą, tokį gerą ir mes automatiškai išeiname iš tos būsenos, kad man kažko trūksta, kažkas yra negerai ir kažkada bus atseit gerai. Ne, mes dėkojame už tai, ką turime ir vienas svarbiausių dalykų, už ką jau kiekvieną rytą prabudę galime padėkoti ir pajausti tą jausmą kaip faina, tai yra, kad aš kvėpuoju. Yra daug žmonių, kuriems tiesiog sutrinka kvėpavimas, o ypač per COVID, ne? Tai ar šiaip per virusų, kiek dabar teko girdėti, kad labai daug su plaučių uždegimais, kaip sunku yra kvėpuoti. Tai yra didžiulė dovana, kai kvėpuojam. Kaip ir man pasakė seneliai norvegai, kur mačiau prijungta moteris jau yra prie aparatų, bet jinai dar savo namuose. Ir aš jos paklausiu, kaip jūs laikotės, o jinai pasakė, ačiū Dievui, kvėpuoju, reiškia gerai. Prabudau, kvėpuoju, reiškia gerai. Štai taip iš šito dėkingumo, iš šito vertinimo, kad aš dar gyvas, kad ir viską tada galėsiu padaryti, bet man jau dabar yra gera, aš dabar esu dėkingas, aš dabar vertinu tai, ką turiu. Iš šito jausmo, šitos būsenos mums ir bus duota vis daugiau, nes mes einam iš to tokio, wow, iš tokios palaimos būsenos, su dėkingumu ir vertinimu, ką turim. Tai va, pirma priežastis, kodėl neturim to, ko mes norim, tai yra dėl to, kad mes nejaučiam dėkingumo ir nevertinam to, ką jau turim. Kai tai pradėsime vertinti ir dėkoti už tai, mums bus duota to vis daugiau. Tad nustokime vaikytis, bėgti paskui minčių iliuzijas, kad kažkada ateityje, kai jau kažkas nutiks, tai tada jau aš ir jausiuosi gerai. Padarykime tai atvirkščiai. Mes jau jaučiamės gerai, dėkingi ir tada man bus duota visko, ko aš noriu po truputį, už ką dėkoju, ką vertinu. Po truputį man pritrauks aplinkybės ir žmonės ir taip galėsiu tai pasiekti ir gauti.
Taip, antra priežastis, kodėl mums nepavyksta vis dar gauti tai, ko mes norim, tai yra, kad mes neduodame. Giving, ne? Tai nereiškia, kad mes turime eiti ir duoti kažkam pinigų paaukoti arba tenais eiti ir kažką specialiai daryti. Ne. Tai prasideda vėlgi nuo to tų pačių paprasčiausių dalykų, tai jeigu mes dėkingi atsikeliam, kad atsikeliam dėkingi, kad kvėpuojam, jau automatiškai mūsų vidinė palaimos būsena yra. Ir ką mes tada darom, tiesiog nusišypsom. Pirmiausia, tai sau, ne, Dievui, kad mes kvėpuojam, padėkojam, sau ir tada mūsų šypsena pasiekia ir kitą. Tai ir yra geriausias davimas, ką galime duoti kitiems, tiesiog nusišypsoti, tiesiog palinkėti geros dienos, tiesiog paklausti, kaip tavo rytas, tiesiog padėti, gal panešti kažką, gal krepšius kokius, gal duris atidaryti. Tai yra maži dalykai, kurie palaiko ir toliau mūsų palaimos vidinę būseną. Ir iš jos mes pritraukime vis daugiau gražesnių dalykų ir tų, kurių mes norim. Tai va, tai antra priežastis yra, dėl ko mes negaunam, ko norim, tai yra, kad mes nebeduodam. O nebeduodam kada, kai esame nerimo, įtampos, baimės, nesaugumo, pykčio būsenoje, toje dar išgyvenimo būsenoje, kad man reikia išgyventi. Tai po truputį išeiname iš jos, pradėdami pirmo atveju dėkoti, vertinti, ką turim, ir antro atveju tiesiog pradėti po truputį nuo savęs mažytę pastangytę padaryti ekstra, nusišypsoti, palinkėti gražios dienos, paklausti, kaip sekasi, padėti kažkam, arba tiesiog savo suteikti mielą akimirką tiesiog. Nepadaryti tai, kas ir mumis džiugina, ir tuo pačiu nuo mūsų džiugiosio užsikrės ir kiti. Tai pradėkime, antra priežastis, tai pradėkime duoti tiesiog, ką galime iš savo tos palaimos būsenos. Ir trečia priežastis, kodėl negauname to, ko norime, tai yra, kad mes to išgyvenimo energiją būsenoje, mūsų energija yra labai maža ir žema, ir tai yra, kad mes iš trūkumo veikiame ir mes galvojame, kad mes dabar neturime to ir jaučiame, kad to neturime, tai įsivaizduokit, koks jausmas, kad aš neturiu, kad aš vargšė, kad aš nuskriausta, kad man nepavyks, kad man nesiseka, kad niekada to neturėsiu. Mano didžiausias tai buvo, iš ko išeidinėju, tai yra tai, kad aš iš vis neverta šios žemės, neverta šioje žemėje būtis esu. Tai mano kelionė yra tai, kad esu nuostabi žmogaus būtis šioje žemėje. Tai įsivaizduokit, koks yra vidinis jausmas visiškai menkumo, mažumo, savęs susisiaurinimo, susimažinimo. Ir iš to jausmo tada kuriasi mintys, kad fantazijos, kad aš jau kai kažką gausiu, tada jau būsiu verta šioje žemėje ir pati savęs, ir žmonių verta, ir verta visų klestėjimo dalykų, ir darbo, ir karjeros, ir viską. Tai reiškia, kad aš veikiu iš tos susiaurėjusios būsenos, kad aš esu neverta, bet aš matau, viskas blizga aplinkui ir jau kai jau kažką gausiu, kažką padarysiu, tada aš jau būsiu vertingesnė. Bet būsena vidinė tai spinduliuoja iš manęs, tai va būtent tą, kad aš esu neverta. Tai trečia priežastis yra dėl to, kad mes būtent siekiame ir netgi kiek daug pastangų įdedame, kad pasiektume, kad va jau tada jau bus gerai, jau tada mes gausim, ką norim ir jau tada bus viskas gerai. Nors vidinė mūsų būsena lieka, kad aš esu neverta. Pasąmoniniai dar dalykai, bet tai dar be to tai yra ir įkūnimas, tai yra stovi mūsų kūne. Tai mūsų darbas, pažiūrėkit, atvirkščiai nesiekti tų dalykų, kad jau tada mes būsim proto sukurtas, ego sukurta fantazija, kad mes jau būsim tada verti. Ne, atvirkščiai mes dabar turim vėl elgtis ir trečiojo atveju atvirkščiai mes turim jau jaustis
pačiais nuostabiausiais, pačiais verčiausiais žmogeliukai šioje žemėje atėję su savo šviesa, su savo meile, su savo džiaugsmu, su savo ramybė, su savo gausa. Mes esame verti visko, ko geriausio. Jau dabar aš turiu, aš už tai dėkoju, aš darau gerą iš savęs, iš savo vidinės tos palaimos būsenos ir aš esu verta vis daugiau geresnių dalykų, bet pirmiausia dėkoju už tai, ką aš turiu. Tai mūsų darbas trečiu atveju yra tai, kad mes jau dabar jaučiam, kad turim tai, ko mes norime. Nes jeigu mes jaučiamės, kad nesam verti, tai o galvosim, kad mes turim padaryti tai, gauti tai, ką mes norim ir tada jau jausimės verti, tai nieko nebus, nes mūsų vidinė būsena nepasikeitė. Tai mes dabar vidinę būseną keičiame į tą, pasiemam tą fantaziją, kokios mes norime, to, ko mes norime, ir visą sukuriam savyje vaizduotę. Bet kas svarbiausia vaizduoti, tai vaizduoti, bet jeigu po ta vaizduoti yra paslėptas netyras jausmas, nieko nebus. Tai dabar apsukome mes atgal, pradedam nuo tyro jausmo, netgi kai šiurpuliukai kūno eina arba ištryška ašara. Čia yra tyras jausmas ir čia yra jūsų norų išsipildymas. Taip pradėkite stebėti, kada pajaučiat šiurpuliukus, kada susigraudinat, tai yra tas momentas, nuo kurio jau tada kursis, tada tas jausmas, ta būsena pajungs intelektą, sukurs vaizdinį ir tas vaizdinys išvibruos ir pagaus būtent tai, kas buvo tame vaizdinyje ir jūsų tyram jausme. Ir štai taip išsipildys jūsų norai. Ne vien tik iš intelekto sukurtų vaizdinių, bet iš jausmo tyro, kuris pasinaudoja intelekto kūrybiškumu ir tada pritraukia aplinkybės ir žmonės tam, kad išsipildytų tas vaizdinys. Beje, šitoj vietoj dar paminėsiu labai vieną dalyką, kad kada būname per ilgai toje išgyvenimo būsenoje, nesaugume, baimėje, mes kaip užsisukam tokiam rate, mes nustojame fantazuoti, nustojame svajoti. Tai buvo mano aha momentas, kada pagavau save, kad man netgi sunku svajoti. Tai truputį padėkime savo, ką mes tikrai norėtume, pradėkime dairytis, ar tai žurnalų, ar tai internete visokių vaizdinių, to, ko mes norėtume, kad po truputį, matydami tą vaizdinį, pradėtume jausti, va čia yra tai, ko aš iš tikrųjų noriu. Ir tas iš tikrųjų noriu, tai yra, ką aš iš tikrųjų, pakeiskime šitą, gal geriau, ką aš iš tikrųjų jaučiu visų savo kūnu. Yra Biblijoje pasakyta, kad kiekvienam atseikėta tiek, kiek tiki. Tai jeigu aš tikiu ir aš jau jaučiu visą savimi, kad mano noras jau yra manyje, aš juo gyvenu, tai tik tais laiko klausimas, kada jis panaudojus intelektą ir panaudojus veiksmus, pasitaikiusiom aplinkybėm ir žmonėm, nes tai pradeda ateiti į mane jau, aš pasinaudosiu ir tas noras bus mano išpildytas. Tai visų savo vidinį tikėjimu, kad jau tai vyksta. Ne kad bus kažkada ateityje, ne kad buvo kažkada praeity, bet kad tai vyksta dabar iš tyro jausmo, iš tyro tikėjimo ir iš vaizdinio. Štai taip po truputį pradės pildytis jūsų norai, kalbu iš patirties ir nebijokime svajoti, kurti didelių tyrų norų, nes pas mane pildosi kol kas mažiukai, nes matau, kad dar buvo per ilgą laiką būnant išgyvenimo būsenoje, buvo tiesiog sustojusi fantazija ir tyriems jausmams, tyri jausmai, tad
po truputį leiskime sau tai daryti ir po truputį, aišku, juos ir didinti ir viskas pildysis. Tikrai iš patirties pradėkit nuo mažų dalykų ir pamatysit, kaip tai veikia ir po to pereikit prie didelių. Tai parašykit, kaip jums sekasi pasinaudoti šiomis trimis priežastimis, kodėl mes dar neturime to, ko norime. Tai pasikartosiu, pirma yra jausti dėkingumą ir vertinti tai, ką dabar turi, su tokia palaimos būsena. Antra yra tai, kad pradėkime duoti šypsena ar pagalba ar ekstra padarymu, pradėkime duoti iš savęs. Tai yra dar kitaip ir pastanga. Padarykime tiesiog tą pastangą, neklausydami savo minčių atkalbinėjimų ir pasipriešinimų, bet iš savęs tą pastangą, nes pastanga, kaip ir gamtoj, yra visur pastanga, žmogus irgi yra gamtos dalis. Padarykime pastangą, tiesiog pradėkime po truputį duoti kažką iš savęs. Ir trečia yra, kad ne kažkur ateityje tai, ko aš noriu, įvyks, bet tai jau vyksta manyje, visu manimi. Aš jaučiu, kad aš jau tai turiu, net pradėti drebėti, net visas papuolė į visiškai kitas vibracijas, net gali ten, žinokite, net pradėti keistai jaustis, nes jūs pradėsite tuo vibruoti. Tai viskas gerai, žinokit, jūs patenkate po truputį į vis aukštesnių energijos lygį, kur jūs vis arčiau einate link savo noro išsipildymo. Tai šiandien tiek, parašykite, kaip jums sekasi, o jei reikės pagalbos, irgi parašykite asmeniškai. Iki.